Ąžuolas – tikras karalius, tačiau ne girių. Galim šiuo metu pavadinti traktorių karalium. Technika ąžuolui visa įdomi, bet traktorius ypatingoj vietoj pas jį. Ąžuolą į priekį veda ne tik aistra sunkiajai technikai, bet ir noras gyventi. Pradėjęs lankyti darželį, Ąžuolas susirgo virusinė infekcija, po kurios prasidėjo ilgas ir nenusakomai sunkus kelias. Pradėjo taip staigiai didėti krūtinės ląsta, pilvas, nusiuntė į echoskopą, kad iš karto patikrintų, ten patikrino, pamatė ir pasakė, kad mato auglį. 4 stadijos piktybinis nervų sistemos navikas, vos pirmuosius žingsnius skaičiuojančiam berniukui. Sūnus gimė gruodžio 19 ir per jo gimtadienį prasidėjo gydymas. Gavo pirmąją chemoterapiją. Tikrai vardas duotas tinkamas, tvirtas, niekados nepasiduoda. Kas stipriau Lietuvoje už ąžuolą? Nieko stipresnio nėra. Ir žinau, kad viskas bus gerai. Bet vis tiek trykšta į viršų viskas. Vaikai stiprybės neretai turi daugiau nei suaugusieji. Toks yra ir ąžuolas. O juk traktorių, kad ir žaislinį, galima vairuoti ir palatoje. Tačiau didžioji staigmena laukia už ligoninės ribų. Metas susitikti su tikruoju traktorių karaliumi. Ąžuolo akyse mačiau kovotoją. Turbūt mano svajonės yra daug menkavertiškesnės negu sergančių vaikų, nes jų svajonės yra paprastos. Ir jos svajonė pavairuoti traktorių. Tai ir yra tikros nuoširdžios svajonės. Visi kartu, kiekvienas atskirai, mes esame galingesni už visas milžiniškas mašinas. Aukoti tiems, kuriems šiuo metu besąlygiškai reikalinga pagalba, galime jau dabar. O balandžio 21-ąją, antrąją Šventų Velykų dieną, 19:30, susitiksime tam, kad ir vėl suremtume pečius pačioje svarbiausioje kovoje. Kovoje už pergalę gyventi.